židinio užkūrimas. Sausos termiškai apdorotos malkos. Stambiausios malkos apačioj dedam tokiom kryžmai, žodžiu, į viršų smulkesnės, viršų į pačios smulkiausios, degam nuo viršaus. Nuo viršaus degam dėl to, kad netrūktų stiklas, nes dūmas patenka už deflektoriaus, deflektorius neleidžia dūmui grįžti atgal. Ir viskas puikiai, gražiai, be jokio stiklo užrūkimo, užsidega. Tai va dabar tą ir padarysim. Pirmas užkūrimas. Čia yra oro padavimo reguliavimas. Tai kai stiklas pakeltas, į oro padavimą nereaguoja kapsulė, nes visas oro srautas eina iš kambario. Tai va, uždegam, biškį palaikom kelias sekundės. Pridarom, sudarom tokį skersvėjį. Iškart matosi, kaip tą liepsną neša į viršų. Nes čia yra plyšiukas, per kurį praeina didelis oro srautas. Tai palaikom, kol normaliai įsidegs, tada galima bus uždaryti ir jau kūrensis. Ir va, nėra jokių dūmų, stiklas švarus, neatrūkęs. Užkūrimui naudojam specialius užkurtukus. Viršui labai smulkių markyčių reikia pasiskaldinti, nes kitaip neužsidegs. Ir užsidūmins, žodžiu, nieko gero neišeina. Šitie užkurtukai šaudo kažkaip labai. Tai va, dabar jau uždariau dureles, atidarytas oras pilnai, dabar jau orą ima iš ventiliacinės šachtos, degimui. Čia, kur oras eina per groteles, tai yra konvekcinis oras, nieko bendro neturi su degimo oru. Tai va, žodžiu. Dega, traukia, viskas gerai. Be pinigų neliksim, nes viskas veikia.